Nu, manau, pirma pusė visai nusisekus mums buvo. Gal tikrai, vėl mane kaip treneris šiek tiek neramina, kad mes visą laiką bankuojam, bet kaip žaidėjas, aš pats buvęs, tai irgi kažkiek žaidėjų suprantu, kad irgi toks lengvas atsipalaidavimas būna, bet tikrai kaip treneris noriu, kad mes visą laiką žaistumėm iki galo ir daugiau tų bankavimų būtų kuo mažiau. O šiaip, ką norėjom, tą įvykdėm, visus žaidėjus bandom dabar ir kaip ir treneriai, kaip ir visi susirinkę kartu, taip kad norim visus pažinti ir kad jie susipažintų visi vieni su kitais, taip toks apsitrinimo, kaip sakyt, momentas dabar yra ir dirbam toliau. Pirmas kėlinys toks apylygis antram susikūrė tą pranašumą, kurį realiai paskui išlaikė iki pat rungtynių pabaigos, kas leido galbūt, taip sakykime, perlaužti tas rungtynės antram ketvirtį. Manau, kad mes pakeitėm gynybą, šiek tiek agresyviau gynėmės, pirmam pusė tikrai darėm tokių klaidų, kur leidom į stipres pusės, tai gal dėl to antram kėlinukė tikrai solidžiai gynėmės ir dėl to gal pavyko tą pranašumą įgyti. O ko trečiam kėlinukė jau nepadarėm, daug taškų gavom, iš 25 virš 10 taškų gavom, nepadarydami baudų, kur tikrai galėjom jį nuimti, taip kad nesu labai patenkintas trečių kėlinukų. Modolo debiutas su žalia apranga, kaip jo galbūt tą pasirodymą pirmą tokį vertina, tai bendrai tą jo integraciją. Viskas puikiai, tikrai matosi, kad žmogus matęs daug krepšinio, žino daug sistemų matęsiam, čia niekas naujo, tikrai nori, klauso ir iš akių galiu pasakyti, kad jisai pasiruošęs čia ir mums tikrai duos mums naudos. Dėl to mes ir pasirašėm čia. Pirmos oficialios namų rungtynės, kiek tai galbūt pridėjo tokio papildomo kažkokio ar jauduliuko lengvo komandai? Nežinau, gal komandai gal, tai vis tiek ir ne kitiem žaidėjim pirmos rungtynės, taip kad namuose taip kažkiek tai to jauduliuko visą laiką yra, bet tas jauduliukas yra normalu, dažniausiai kai išeina į aikštelę jisai baigėsi. Šį vakar prie kito suolo, jūsų kolega, šiandien priešininkas Darius Songaila, su kuriuo esat kažkada kaip komandos draugai, laimėjo šį bei tą, kiek šiaip galbūt smagu ir pats sugrįžot į Lietuvą, kiek smagu, kad ir tokie treneriai grįžta į Lietuvą. Smagu, tikrai smagu už draugus, smagu, kad eina, kad dirba mėgstamą darbą ir tikrai Šiauliai, man atrodo, kad jie surinkė įdomią komandą. Tikrai reikia dar laiko jam, bet tikrai bus šį sezoną daug ką nustebės. Manau, kad jie susižais, bus sveiki visi ir įsivažiuos į ritmą. Pabaigai apie Greenwood Boys neklausiu, kalbėjote ir po praeitų rungtynių, bet šiandien tose jų vietose nemažai vaikų buvo susirinkę, kurie taip trečiam kėliny išjudino, net pakėlė areną. Neprašau, aišku, čia lyginti, nelyginami dalykai, bet bendrai galbūt kažkokia žinutė tam jaunimėliui, kuris ten. Tikrai ačiū, tikrai girdėjom ir matėsi, kad tas palaikymas buvo, bandė užkurti ir tikrai toks ir salė pasijungė, taip tikrai žaidėjai ir treneriai girdim ir kiekvieną balsą galima pasakyti, kad girdim, tai ačiū jiem.